Sveiki visi! Šiandieną filmuosime trečią dalį War Thunderio. Kaip kitas mano video bus Fortnite'as. Jisai šiuo metu instaliuojasi. Norėjau filmuoti Fortnite'ą, bet dabar nėra. Tai kaip žadėjau, trečia dalis su laivais. Įkelsiu irgi šitą YouTube'ą. Tai galima Blood Fleet, Coastal Fleet, pasirink koks norit šalį, pavyzdžiui, amerikiečių. Yra Fighteris, yra mažesnės valtis, tokios jos yra daugmaž greitesnės. Svidenai neturi, nes yra tokių šalių, kurios neturi. Čia yra Coast Fleet, Bull Fleet. Galime, aš manau, pabandysim Coast Fleetus. Va, yra tokių. Sail. Taip pat šitas žaidimas yra ir ant telefono. Gerai pasiruošęs. Važiuojam dabar mes nevažiuojam, o plaukiam. Pastebėta mažas laivas. O pataikėm į apačią. Matom. Gerai, dabar mes plaukiam. Laivą sudestruojam. Va, kaip sakiau, čia yra panašus modelis kaip raketa. Tai jisai italų, tai kas įdomiausia, kad jis greitas, bet jis kai įsibėgėja, jis pakyla ant kojų. Šitas man yra įdomus dalykas ir tuo pačiu metu ir keistas, bet įdomu, kad tokia ir ypač posūkį labai gerai, staigesnius posūkius gali paimti. Gerai, G raidė meta smoką. Smokas yra geras tik tais, kai naudojam, žaidžiam prieš kitus žaidėjus, laivai. Bet jisai neveikia kaip paprastas laivas. Kaip paprastas laivas gali sustoti. Ne kaip paprastas laivas, o daugmaž kaip lėktuvas ar koks tankas. Jisai turi apskaičiuoti, kiek tu S spaudi arba atbulai spaudi, nes yra tokių kaip tiesiog F-strike dabar paleidau, tiesiog va, yra rašo back 1, back 3, back taip rašo. Kaip sakiau, šaudome kapitono kabiną arba kažkur į apačią. Pakeičiam kūką. Atmėtėm bombus, nes aš iškviečiu ir straiką dar. Bet didžiausias feilas yra, kaip dažnai žmonės daro, tiesiog plaukia tiesiai į laivą. Aš parodysiu, kad nes nesąmonė, tam tu plauksi į kitą laivą, tai tu juk pats sproksi, kaip dabar bus. Arba kiek tu dėmesio gavai.
Galvoju, kad čia taikliau. Ne visur jis pats gali iššauti. Bet gali apskaičiuoti pakankamai, nes ir su laivais yra taip. Visada žiūrėkite į priekį, nes jei jūs nežiūrėsit, gali tiesiog įplaukti sausumą. Man taip yra buvo ir tiesiog laivas susidestrojina. Jis tiesiog nieko nebegali padaryti. Susprogsta. Yra su laivais įdomu žaisti, bet man įdomiausia tai žaisti. Va, jums įspėjimą duoda. Man įdomiausia su tankais ir lėktuvais, bet ir laivais įdomu. Duoda įspėjimą ir jeigu jūs taip padarot, tiesiog va, būnat ir viskas, jūs nebegalit. Turite grįžti į hangarą. Yra tokios rūšies laivų, bet yra ir tokios. Kurie didesni, kurie mažesni. Mažesni greičiau plaukia, didesni lėčiau plaukia. All hands to battle station. Taip galim šaudyti didesniais. Kaip tik džetai irgi yra. Nežinau, ar yra amerikiečiai, ar turi. Nežinau, ar jie turi. Nu, žinau, kad jie tokius laivus turi, bet nežinau. Ar čia yra laivas, yra toks laivas, kuris tiesiog moka taip šaudyti. Gerai. Tas sail. Ir manau šitas bus jau paskutinis. Action station, man your posts. Matot,